Šiandien aptarsim ir ištestuosim Baset 9 paspirtuką, traukiam iš dėžės ir žiūrim, ką turim. Kaip ir visi Baset paspirtukai įpakuoti nepriekaištingai. Atrodo labai gražiai, tikiuosi, kad važiuos lygiai taip pat kaip ir atrodo. O komplekte randame instrukciją, pakrovėjo laidą, atšvaitus ir įrankius. Įrankius varžtam ir pripūsti padangom ant galiai. Labai smagu tai, kad visi 9 paspirtukai susilanksto lygiai taip pat kaip visi 10, todėl užims labai minimaliai vietos ir bus patogu transportuoti bei nešti. Už tai šitos vietos galiu imti ir neštis, kur reikia. Galim išlankstyti vairo mechanizmą. Prisukam rankinėlės. Ir užtvirtinam vairo mechanizmą. Čia gumytė, matau, atsirado. Matau, kad įdėjo papildomų varžtą. Čia vienas buvo, o čia atsirado antras. Galim pasižiūrėti ant Baset 10. Čia varžtas buvo, o čia varžto nėra. Tai valio, yra atnaujinimas tokio, kurio ir prašėme. Dabar trumpai apie paspirtuko specifikaciją. Galim žiūrėti netgi į dėžes. Yra Baset 9 ir yra Baset 9 Plus. Plus tai reiškia, kad paspirtukas bus su 2 varomais ratais, o be pliuso bus su 1. Tai dabar pasiėmiau būtent su 1 varomuoju ratu, tai yra galiniu varančiuoju ratu. Priekyje atrodo irgi variklis yra, bet iš tikrųjų tenais tame rate nėra. Kontroleris įmontuotas PM2 V 23 amperų. Nuvažiuojamas atstumas bus apie 55-75 km, priklausys nuo baterijos talpos, žmogaus svorio, greičio, reljefo, žodžiu, daug faktorių. Greitis paspirtuko būtent su vienu varikliu bus apie 45 km per valandą, o svoris tik 23 kg. Čia yra geriausias dalykas, nes paspirtukas susilanksto patogiai ir dar pakankamai nesunku nusinešti, o jo dydis, kaip matom, yra pakankamai nemažas, vadinasi, kuo didesnis paspirtukas, tuo jisai smagiau važiuoja per bet kokį paviršių. Krovimo laikas vėlgi nuo baterijos talpos priklausys, bet apie 6,5 valandos su vienu pakrovėju ir su 2 apie 3 valandas. Čia galima matyti 2 jungtis paliktas krovimo, tai galima bus jungti 2 pakrovėjus ir pasikrauti dvigubai greičiau. Padangos yra pripučiamos 8,5 ant 3, tai yra pakankamai plačios ir pakankamai aukštos, kad važiuotų vėlgi bet kokiu paviršiu, vienodos jos priekyje ir gale. Gale ir priekyje paspirtukas turi didelės gana eigos minkštus amortizatorius. Galite pasižiūrėti, kaip jie veikia. Maksimalus piloto svoris ant šio paspirtuko yra 120 kg. Galim pamėginti dabar paspirtuką įsijungti. Ir reikia pridėti šį čia atrakinimo rakčiuką prie šitos vietos, kad paspirtukas pradėtų veikti. Čia vienas, tai pirma pavara reiškia važiuos ant minimalaus greičio, antra pavara ant didesnio greičio, trečia pavara ant maksimalaus 45 km per valandą greičio. Palaikius pliusą turi įsijungti lempos, o lempos yra tiek priekyje, tiek iš šonų, tiek ir gale. Plius dar paspirtukas turi fainą dalyką, tai posūkius. Paspaudžiu ir mirksi į kairę arba į dešinę. Jėga. Patogus dalykas. Tiek pagrindiniam ekrane, tiek šičia rodo baterijos įtampą ir šitais skaičiukais labiausiai verta pasitikėti. Tai žinot tiksliai, kiek galit nuvažiuoti. Ir kiekvienam perkančiam įmetu lentelę, pagal kurią matot, koks skaičiukas, kiek baterijos procentaliai yra likę. Čia garsinis signalas. Patogios rankenėlės, gerai priglunda prie rankų.
Galinis sparnas patogu pasėdėti koją, ypač važiuojant didesniu greičiu arba per neligumus. Priekyje ir galiai montuoti mechaniniai diskiniai stabdžiai. Bus tikrai efektyvus stabdymas. Geras įdėtas purvasaugis tiek gale, tiek priekyje. Neturėtų visiškai tikšti. Ką dabar pasidarysiu, tai truputėlį nusileisiu žemyn stabdžius ir gazo svirtį. Gazo ir stabdžių rankenos paruoštos. Dar reikės nukirpti greičio ribojimo laidą, paprastai paruošiam, bet maža kas rodau. Tiesiog jisai yra šičia. Baltas, reikia jį nukirpti ir izoliuoti. Laidukai nukirpti, belieka uždėti kembriką. Galim dabar pasižiūrėti greitį ant pirmos pavaros. Bus 25. Ant antros bus 40 beveik, ant trečios 52, bet pagal specifikacijas turėtų važiuoti apie 45 kilus. Viskas, paspirtukas paruoštas, galim važiuoti išsimėginti. Prieš tai mėginau dar atsisukti šitą dugną, šitus varžtukus, bet čia viskas silikonu uždaryta, tai nelendau žiūrėti į vidų, norėjau pasižiūrėti, kaip elektronika surinkta, bet buvau tą patį padarę su VS10, tai ten, nepriekaištingai, kiekvienas laidelis ant užtraukėjo, ant karštų klijų, kad neatsisektų nuo vibracijų. Kažkas wow tiesiog. Aišku, baterija dabar bus nepakrauta, tik tai dalinai gamykliškai krauta, reikėtų prieš pirmą važiavimą pilnai pasikrauti, bet nusižengsiu taisyklėm, nes neturiu kada. Tai galios gal visos ir greičio nepademonstruosiu, bet vis tiek pasižiūrėsim, kaip pakaba veikia. Lekiam. Taigi apibendrinant, paspirtukas yra labai gražaus dizaino, labai nedaug sveria. Labai minkšta pakaba, didelės eigos, galima rinktis su vienu arba dviem varikliais, labai patogiai susilanksto, labai nedaug sveria, labai patogiai galima kažkur tai nusivežti, o dabar, kaip minėjau, lekiam ištestuoti jį lauke. Kadangi išlėkiu dabar trumpam, tai po testų, sakiau, iš karto užsimontuosiu tokio orlaivis LT tašytę, beje, perkančiam VS elektrinį paspirtuką dovanojam jas. Jo vienas iš privalumų tai yra nedidelis paspirtuko svoris. Per tą laiką dar prifotkint spėjau, dabar atlankstau ir lekiu. Viskas, kiek čia trukau, paspirtukas paruoštas. Jo, kaip ir maniau, ant paspirtuko supuos. Įsijungia cruise kontrolė, paspirtukas važiuoja pats. Buvo įdomu pamatyti, kaip pirmose metruose važiuos paspirtukas. Žinau, kad važiuos tikrai neblogai, nes VS10 važiuoja tiesiog tobulai. Bet visiškai nenuvylė mane šitas daiktas. Dar reiks išsimėginti ant nelygaus kelio, nes čia jisai lygus, manevringas, vairas nesunkus, tai nemuša per pečius, pakaba puikiai veikia. Turim 4 kilai per 23 kilai. Jo šitas VS9 paspirtukas, man tas paspirtuką vienreikšmiškai pranoksta. 36 kilai. Paspirtukas yra visiškai, galima sakyti, išsikrovė. Jo, čia toksai gali būti kelioninis nedaiktas. Labai komfortiškas, daug vietos neužimantis. Tai su 2 varikliais šitos versijos paspirtukas bus dvigubai galingesnis. Sakyčiau, užtenka po miestą ir vieno variklio, aišku, offroade norėsis gal ir 2, išsimėginsiu ir jį. Su viena ranka normaliai važiuot, o čia nelygus kelias. Žiūrim. Ir
visiškai be jokio garselio važiuoja paspirtukas. Trisdešimt 29 kilai per valandą, 40. Fantastika. Lengvutis priekis, labai smagu ant bordiūro kilstelti priekį. Lemputė neblogai apšviečia priekį. Dabar lėčiai mėginsiu nelygų kelią labai. Šitas nelygus kelias ir yra. Žiūriu iš tikrųjų, ar į kojas mušimo nėra. Mortik atlieka savo darbą puikiai. Nors yra už mažesnis už VC10, ten ir didesni ratai ir galingesni varikliai, bet setas jėga irgi yra. Dar aišku, važiuosiu išsimėginti sekantį kartą į Kleboniškį, po miškelius, bet šiaip visumoje aišku, kas per daiktas. Galinis sparnas atlenkti koją irgi labai patogus. Jo čia spaudžiau negailėdamas. Su vienu varikliu nėra labai didelė kaina, kas irgi yra fainai. Jiem gal truputėlį brangiau. Irgi nėra kosmosas. Ant trinkelių važiuoja irgi. Tarytum nebūtų jų. Neįkrenta į tarpus svarbiausiai. Dėl plačių padangų. Poskį rodom ir suku. Žodžiu, paspirtukas jums tikrai patiks. Taigi paspirtukas tikrai nenuvylė, labai teigiamai vertinu. Konstrukcija dirba labai panašiai VC10, aišku mažiau galios, gal mažesnė jėga amortizatorių, bet jo svoris, dizainas, sulankstimas, kažkur po požeminę panešioti, tai yra belekaip geras dalykas. Ačiū, kad žiūrėjote.